dirbam. Prisijungiam dar čia, padarysim ką nors. Tai gal čia išspręsim keletą uždavinių tokių. Paskutinę pamoką. Tu pažiūrėk į šitą. Jinai man taip tiktų. Aš dar prikelsiu, kaip dar būsiu Tenerifei. Tenerifei? Tu ką, tai važiuosi? Taip, važiuosiu per atostogas. Įrodyk. Tuoj. Aš kažkaip nenoriu tikėti. Nu tai ir netikėk, jeigu pavydi. Kad tu vilai gyvensi, tai tikrai jau ne. Taip, ten baseinai, viskas. Kaip jūs nežinot, ašgi visur jau paskelbiau. Ne. Visur? Taip, aš mačiau, kad aš pradžių galvojau, kad jį juokavo. Mano mama jau užsakė vilą, jūs pažiūrėkit. Ten bus baseinas, aš ten deginsiuos, nu viskas. Iš Google ištraukta, net ne. Kad vilai gyvensi, tai tikrai jau ne. Nu tai jūs tiesiog pavydit. Eik, turiu dar kalbą, kad ten bus baseinas, bus ten viskas. Geriausia draugė, bet... Nu tai ką praleidau? O, labas. Nu tai sveikos. Mes žinok, žiūrėjom internete tą tavo vilą ir visai gal jie ir faina. Porą savaičių, gal ir daugiau, aš nežinau dar. Praleisi mokyklą? Nu taigi čia per atostogas. Dar vieną kalbam. Palauk, tu pagalvok, ką tu padarėjai. O ką aš padariau? Taigi tu paskelbei visiems, kad nebus tavęs namuose. Tu supranti, tu gali ne tik savo blogai padaryti, bet ir tėvams ir namams. Nepagalvojau apie tai. O tai ką man dabar daryti? Galėtum paskelbti vėl internete, kad tu vis dėlto nevažiuoji arba važiuoji vėliau. Nu jo, gal tu teisi. Jo, nes visi žino, kur tu gyveni iš tikrųjų ir tiesiog... Na gerai, tada pakeisiu datą, nes kaip tu tai pasakai, tai tikrai dabar. Jo, nes gali tikrai labai blogų dalykų atsitikti. Gerai.